Sveiki ir softeriai ir paprasti mirtingieji. Kuriam čia reikia šautuvo? O dabar va po šitą gali gražiai paprašyti. Gražiai paprašys ir kažką duoti už tai. Arba ant kelių. Ant kelių. Turiu alaus. Viskas, sold. Čia normaliai, ginklų pasirinkimas. Aš nežinau, tu O šitą dariau. Ginklų pasirinkimo va draugų įdomus. Iš viso. Kurį nori. O čia tai ten. Aš visai norėčiau. Legiam prasichromuot ir keliausim į žaidimą. Dar pora. Matai, po tarpinių keitimo kurvo ir nebešakinėja tiek. Jo, biškai geriau. Jo, žaidimą. Ant kojų gal baisiai daug nereikia. Pažiūrėk, nugarą. Bet tada nenukris. Nusiloš jau. Tai... Truputį upgradinam gėlį, dedam Dar šiek tiek žalumos, šviežių lapų. Šiek tiek norėjau parodyti, kad ir užtrunka pasiruošimas ir daugiau skiriam dėmesio. Kaip jums turi būti karšta? Žinai, kai šilta vasara ir nueini į šiltnamį. Tai va, šiltnamį sėdi realiai. Realiai Aš jau jaučiu, žinai, kaip prakaituoju. Bėga, jaučiu per pilvą, žinai, taip čia viskas smagiai vandenukas. Bet daug vandens geriu, žinai, tai gerai būna. Geras kardį. Bet insane, atrodo. Daug darbo. Tai vis tiek dar stumsi į priekį. Dabar galima eiti į priekį. Na ką, visai nemažai žmonių, daugiau negu 100 dalyvių. Tai tikrai yra žmonių. Nu, kol mano brolis dirba influenceriu ir fotografuoja ir filmuoja, tai bendra informacija. Pagal mano skaičiavimą, jeigu gerai suskaičiavau, tai 105 žaidėjai susirinko į šitą patrioto žaidimą. Žaidžiat šratasvydį, visus kviečiu žaisti sąžiningai, garbingai. Ta prasme, nesukčiaut, nežinau, nesimušt, nesipliekt ten kažkokių, turim turėti gerą laiką iš šitos pramogos. Tai pas mus iš principo niekas nesikeičia, galioja mediko taisyklė, galioja kronavimas, galioja šitą zoną. O čia net mergaitės juostas žvaijuoja. Žalia arba raudona mėlyna, tai skaičiavimas bus kas valandą laiko. Jūsų užduotis iškelt savo spalvos vėliavą. Smertveko bus pagal šitą laikrodį. Sakyti iš daubos, kad supresim. Kas ta dauba? Nu, čia va, miškas, ten Ir gaunas tas kalniukas toks yra ant jo, viršus, ne? kur duobė ir ten gaunas aplink medžius, tai tau labai gerai ten bus. Gerai. O kokią raciją jūs naudojat? 5 kanalą. Čia 5. Mūsų komanda gali jungtis prie mūsų. Ką, mes čia kvatroną jam, komanda? Taip. Jo, Kortelės visas atidėjai. Lyg tais jo, lyg žiūrėjau. Antras į gal nežės. Nors gal reiktų. Yra. Ronai, šitokio nenori. Na, šis tai gražus. Matai, žiauriai patinka. Kiek jame šūvių? Visi. Pirmą kartą naudoju. Nedaug. Bet tokia šodė. Nu ir ką, mažiau kalbų, daugiau darbų, lekiam į žaidimą, pasileidžiam plaukus, bėgam tekini, į priekį, kai kurie jau pavargo, dasibėgom ir čia jau šiek tiek papuolim į veiksmą. O ten duobė yra, ne? Čia prieki duobė yra, ne? Kažkokia. It's like a dip, huge dip in front, right? Okay. I think we should take that smoke and just throw them back. A? Matai? Aš nematau. Matai, ten to toks išėjimas, o ten lendvas galva. Klausau? Nuo jos tu galėtum nuimti tą sniperį, bet mes pirmai buvom be sniperį, tai mes nieko nepadarėm. Supratau. Pro kairę labiau, eik ir viską, kad užjudėt. Dengiam, kebra, dengiam. Netrodė gera idėja, bet bėgam į priekį, bandom užsim geresnę poziciją. Ką? Šatai skrenda. Viršų yra? Hit! Šatai, man atrodo. Pasitempiam savo ir bandom pasikelti jį. Nematau.
Bet nebent išsivalė dabar, nes mačiau grinai kaip. Na ir kai visada ant talkunyčių keliaujame į priekį, per žemytę bandom prisartėti prie geresnės pozicijos. Čia matau tolimoj nubėgančių žaidėjas, bet nušaudė jie nepavyksta per didelį atstumą. Iš tiesų šitam žemėlapį tai net mano DMR'as niekur nepaskė ir pats buvau pašautas. Na, komandos narys bandė paskelt mane, pribėgo arti. Misija pavyko ir iš karto bėgom atgal. Nieko nelaukia, nes pozicija ten tikrai buvo prasta. Dėkui labai. Tai kur tas prioritėjimas tarp medžių? Jo. Iš ten Tai jie ten- ateina, jie iš čia Ai. šaudo. Tai va čia priešais turėk ir matysi. Gerai, pabandysiu. Prie medžių. Užgaudys. Matai? Arba, matau. Laukiu, kol praėjau komandos narys ir bandau į tolį šaudyti, bet dėja visiškai nesėkmingai. Kaip ir šatai skrenda ten, bet atstumas yra jau ant ribos. Reikėtų gal SR sniperio, baigęs dėtuvį, pasikeičiu kitą dėtuvį ir hopas nusimuša ir iš tiesų įdomesnis variantas. Pradėjo šatai skristi į dangų. Tai reikės šitą problemytę dar atidžiau pasižiūrėti. What the fuck? Pats nesupratau, kas vyksta. Dar blogiau. Na, paskui šiaip netaip nusireguliavau hopą ir ėjom pušintis į kitą poziciją, nes nebebuvo prasmės eiti tenais į priekį. Tai toli dašaut negalėjau ir čia pamačiau žaidėjus priešai save, vieną artimai. Dar ieškau kitų žaidėjų, bet nemačiau. Pavyksta jį nuimti. Hit! Bet nepamačiau. Hit! Ačiū! Na ir buvau nušautas kito priešininko žaidėjo. Aš ant kojų. Nu, jei leidžia, tai kaip man? Nu, bet žinok, mane ir savi būna nušauna, aš pats atsakingas už tai. Kitas įgiai nežinai, tai šaudyk ir viskas. Na, kaip jūsų nuomonė, ar gili siutai gali dėtis raišius ant kojų ar ne, nes iš tiesų mes investuojam didelius pinigus ir daug Tai darbo į šaudyk, gilį. kitas įgiai ir negalvok. Tiek prie žaidimo atvažiavę, tiek tais žaidimo metu ir tikrai bandai išnaudoti Nu, gilį. mane ir savi dažnai nušauna. Tai kažkaip nesinorėtų man kažkokios raudonos, mėlynos, ryškios juostos dėtis ant rankų, kad iš toli matytų, nes nu, visa gilio ir esmė yra, kad pasislėp bandyti, tai aš manau mūsų atsakomybė. Ir jei nušauna savas, tai kaip ir mūsų, sakykime, problema. Bet, na, įdomi ir jūsų nuomonė, tai pakomentuokit, parašykit, ką jūs manot, ar jūsų gal nuomonė tikrai visiškai kitokia. Na, o čia pavyksta iš toli nušauti žaidėją. Vienas dėt. Mes su komanda čia laikom Į dešinę tokio dar kalno nuėjo, ką viršų. tik Arti labai yra vėliava, tai tą vėliavą irgi bandėm laikyti ir poziciją mums tiesiog reikėjo laikyti, pušintis į priekį nebereikėjo. Dar keletą žaidėjų pavyksta nuimti. Ir pats po truputį einu į priekį ir bandau užsimti patogesnę poziciją, kad matyčiau daugiau. Kaupinant toli, vos paskau skaupą į dešinę pusę ir pamačiau žaidėją stovintį tiesiog. Vienas šūvis į koją, sėkmingas. Užsėmiau itin gerą poziciją, mačiau labai daug šlaitą žemyn, tai stengiausi ją ir laikyti. Daug šratų. Tolumoj girdisi dar ir savi labai puikų darbą atlieka. Na ir laikiau savo gerą poziciją ir toliau supresinau priešininkus iš toli. Daug priekį matosi priešininkų žaidėjų, bet nušaut nepavyksta ir mane patį čia užspotino. Na ir čia įdomesnė situacija su 3 priešininkų komandų žaidėjais. Deja, nenufilmavau, nespėjau jum kameros. Einu. Ir va toks takelis, einu, žinai. Atsisku 3 čiuvai mėlynį, mane žiūri. Ir aš toks einu 10 metrų nuo jų, toks iš lėto pistoletą vienas. O, patronas eina, aš taip traukiu iš lėto pistoletą. Jo, žiūrėk, rimtai, atrodo, aš pradėjau lestis, karačiai. Šiaip 2 nušovau, bet vienas prisipažinkit, sako, štai pirmesnis nušovau. Kodėl nefilmavai? Nežinau, nu, nes tipo, seniai, nu, visiškai tuščia, aš ką tik iš mirtveko išėjau, aš jau už kampo nuėjau. Galvoju, tikrai nieko nebus. Nu, toks va. Nežaidžiu. Žaidži cesiuką, kur lochas, arba PUBG, kur maladės. Ką, neužauga? Nu, Pažinkis, jis taim į Latviją važiuos. nu. Ai, greičiau. Na, važiuojam atgal į veiksmą kartu su kolega snaiperiu, šalia viens kito, vat matosi šone jisai, vienoj pusėje aš, kitoj jis, čia irgi laikėm ilgai šlaitą, tik iš apatinės dalies. Irgi nemažai žaidėjų pavyko nusimti, keletą ir jisai nušovė, gaila jo kol kas POV neturėjom šį žaidimą.
Labai apžėlė Lietuvos miškai, tai tikrai sudėtinga, kartais yra nušauti su DMR snaiperiu, kartais tikrai su automatu net atrodo žymiai lengviau žais būtų. Bet tie vieno dviejų šūvių kilai visada yra tokie labai satisfying man bent jau asmeniškai, tai tikrai manau dar liksim prie snaiperio klasės. Na ir čia pavieniai šūviai, bandymai nušauti bėgančius žaidėjus per Pamačiau, miškus, vėliavą bet iškėlėt, nelabai ne? išeina. Negera situacija buvo. Atvariau su tanku to vadinam. Išlipo mylį. Išaudžiau. Atvarė dar kebras. Klausiu kokią spalvą, nesako. Išaudžiau. Išėjo geltonį. Nu, patys kalti realiai. Atvarė vėl mėlynį, na. Yeah. Nuėmiau ir nukepė mane. Ai, aš mačiau jau iš kur tu tuo nuėmė, nes aš šalia girdėjau, kai nušovė ir aš biški kairiau čia, pačioj buvau. Aš šito hilo laikiau, nes jie pušint bandė. Ja, aš girdėjau. Ką? Nemačiau, buvau tik nuėjau atgal. Mirė. Ai, duobė? Na ir kaip ir baigsim šitą epizodą, nieko ypatingo neįvyko, labai buvo sudėtingas žaidimas, labai nesisekė, tai būna ir tokių dienų, tai ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad prenumeruojat mano kanalą ir būtinai parašykit savo nuomonę dėl juostų, ar reikėtų dėti jas ant kojų, ar kažkur kitur. Pakyla, krent, reikia keltai, ten jis visą galę praranda.